Labas rytas, atvykau prie Nemuno, netoli Birštono ir ką vasarą bandysim pagaut karšį. Pasižiūrim, kaip seksis. O, yra kažkas. Kiršiukas. Kiršiukas. Ką, pora karšiukų jau yra. Šiaip gaudau dviejose distancijose. Viena 40 metrų ir viena 40 metrų ir kita 24. Daugiau žaidžiu su tolima distancija, daugiau ten visko padavinėjau, su artima žaidžiu su masalai, žodžiu, sliekas, dzikas ir panašiai. Ant artimos nedidelį šamuką pagavau. Yra, bet nedidelis. Na, štai toks karšiukas. Šartimos yra. Šartimos. Šitas neblogas turėtų. Neblogas. Nekyla. Tik. Teik. Šitas geras.
štai toks karšiokas. Štai toks. Nu ką, kol kas iš tolimos distancijos 3 karščiukai, iš artimos 1. Ir begalę plakių pagavau. Tai nežinau, jie čia turbūt į tą matilių taip stipriai reaguoja. Tai pabandžiau, žodžiu, pakarpyti slieko, ne matilio, duoti į tašką ir, žodžiu, karšiukas neblogai atsiliepė į tą slieką. Tai žiūrim, kaip toliau seksis, kol kas 4 vienetai. Yra kašalotas. Pasikabina, bet ne per didžiausia. Vienas kitas. Tai dabar gaudau su šėryklom, kurios turi ragus, ane? Ir kilo mintis, gal pabandysiu uždėti tokią kulką, žodžiu. Mintis tokia, kad paridentų šiek tiek daugiau dugnu viską, žodžiu, ir pašarą, ir masalą, ir gal taip suaktyvinsiu neaktyvų karšį. Yra. O, čia gal didesnis. Gal didesnis, gal ne. Gal didesnis, jo. Blemba. Plonas pavadėlis. Sunku bus ištraukti. Nu, bandom atsargiai. Atsargiai. Pasitrauksim gal. Oi, gražus. Kur tu eini? Oi, gražus.
geras. Šitas geras. Nu šitas tai riebuilės. Oho, kokis. Riebuilės. Gražus. Opa. Yra. Tik perstačiau kamerą. Jau atsikabino. Nutrūko. Nutrūko. Tai kaip aš šitaip žioplai. Taip, tai šiandienos mano žvejyba baigta. Trumpai apie žvejybą. Žodžiu, taip, daviau trumpai apie žvejybą. Tai žodžiu, daviau kaip visada daug matilio į tašką ir bandžiau prisišaukti karšį. Esmė, kad žvejybos pradžioje, žodžiu, užpuolė baisiai plakis. Nežinau, pagavau aš jau turbūt virš 15 vienetų gal. Ir nežinau, ką toliau daryti, nes karšis tik tai užkibdavo vienas kitas pro į tarpus, žodžiu, labai prastai, nes per plakį negalėjo turbūt prieitas karšis. Ir nusprendžiau kažką keist, tai pakeičiau, žodžiu, nustojau duoti matilį į tašką, pradėjau duoti tik tai slieką karpytą ir prasidėjo pirmieji karšių kibimai. Bet gaila, sliekų neturėjau daug, sukarpiau viską, ką turėjau. Nu, bet žodžiu, taškas susikūrė galimai nuo slieko, galbūt, kai pabaigiau slieką, tada padavinėjau toliau matilį ir, žodžiu, viskas gerai, kibo toliau karšiai. Dar ką padariau, tai, žodžiu, pasiploninau pavadėlį, nes, nu, tiesiog, nežinau, karšis kažkodėl nenorėjo kibt, reikėjo kažką galvoti. Tai pasiploninau pavadėlį iki 0,10, uždėjau, žodžiu, mažą kabliuką ir, nu, ir prasidėjo kibimai. Aišku, gal ir tas slieko padavimas įtakojo tą geresnį karšio kibimą. Tai, žodžiu, va tokie buvo 3 niuansai padaryti ir užsikūrė taškas. Dabar ką, pasižiūrim, ką pavyko pagauti. Štai tas mano laimikis. Čia yra. Ir šiandienos turbūt big fishas yra šitas karšiokas. Ką, visa žuvis keliauja atgal į namus. Aš taip pat keliauju į namus. O jums ačiū, kad žiūrit ir susimatysim kitą kartą.